Sveiki atvykę į dar vieną nuostabią laidą vardu Klausimėlis. Šiandien mes aptarinėsim labai svarbią temą. Šiandien mes aptarinėsim Jurgį Matulaitį. Ir šiandieną mūsų kelioniai mums labai padės žymus žmogus, profesorė Gerda Kulaitytė. Taip, eime! Matulaičio gyvenimą. 1871 metais, balandžio 13 dieną, Lūginės kaime, netoli Marijampolės, gimė Jurgis Matulaitis. Kai jam buvo tik 4 metukai, mirė jo tėvas, o po dar 6 mirė ir jo motina. Jurgis nuo pat mažens sirgo kaulų džiova ir su ja kovojo visą savo likusį gyvenimą. 1898 metais Akademijos koplyčioje jis įšventinamas kunigu, o 1918 metais Kaune konsekruojamas vyskupu. Deja, 1927 metais sausio 27 dieną jis miršta Kaune. Bet tik po 60 metų, birželio 28 dieną, popiežius Jonas Paulius II jį paskelbė palaimintoju. Pone! Taip, pone, ar mes iš laidos Klausimėlis, mes norim paklausti vieną klausimą. Ką reiškia žodis šventas? Gal geras, malonus, paslaugus. Labą dieną, pone! Mes jums turime keletą klausimų. Ar galima būti šventu mūsų laikais? Na, gal būti šventu tai kažką reiškia panašaus, kad gal nemeluoti žmonėms, nesityčioti, klausyti tokiu laikotarpiu kaip ir tėvų, elgtis gražiai. Nors tiesą pasakius, nemanau, kad septintokams šiame amžiuje labai įmanoma. Būti šventu reiškia tai daryti vien gerus darbus, būti gailestingam, nemeluoti. Tiesiog būti doru žmogumi. Labą dieną. Taip, mes turime paklausti iš laidos Klausimėlis. Kaip jūs įsivaizduojate 19 amžiaus vaikystę? Nu, tikriausiai labai sunku būtų, nes juk ten nebūna interneto, kompiuterių. Jurgis anksti neteko tėvų. Kai jam buvo 4 metai, mirė jo tėvas. Kai jam buvo 10, mirė jo mama. Likęs našlaitis gyveno pas vyresnį brolį. Dažnai buvo alkanas, sušalęs, net neturėjo pakankamų drabužių. Anksti susirgo kaulų džiova. Nepagydomąja liga, kurią kentė visą savo gyvenimą. Taip, mes turim jums klausimą dar vieną. Kokios buvo Jurgio Matulaičio pareigos? Žinau, įkūrė vienuolyną, paskui tapo jos nariu ir paskui tapo Vilniaus vyskupu. 1909 metais atnaujino tėvų Marijonų vienuoliją, kuriai suteikė visai naują pobūdį. Pats tapo tos vienuolijos nariu. Šiai vienuolijai vadovavo iki pat mirties 1918 metais paskirtas Vilniaus vyskupu, o 1925-aisiais apaštaliniu vizatoriumi Lietuvai prie Šventojo sosto. O, žiūrėkit, ten žmogus! O ką jūs ten darot, žmogau? Žmogau, ar mes galim paklausti jūsų klausimų? Mes laukiam! Ar žinot tokį poną Jurgį Matulaitį? Taip? Labai gerai. Labai. Bet ar žinot jo šūkį? Nu. Ar jums padėti? Nu. Tai blogį nugalėk gerumu. Geras. Taip. Pakartokite. Blogį nugalėk geras. Gerumu. Nu taip. Nu gerai. Tiesą sakant. Taip. Ir ką šitas šūkis gali reikšti? Nu.
Tai reikštų, kad kai kovoji su blogiu, būk geras. Jurgis Matulaitis mokė tarpusavio meilės. Ją liudijo savo gyvenimus, skelbdamas Evangeliją. Meilė yra geriausia apaštalavimo forma, sakė jis. Jėzus mokė mus mylėti viens kitą. Taip, mes einame. Ponia, sustokite. Mes išlaidos klausimėlis ir mes turime klausimą. Nu tai sakykite. Kaip tą šūkį Jurgio Matulaičio blogį nugalė gėrimu, aš jums primenu, galima pritaikyti 7 klasiai? Manau, galima tiesiog, jeigu padarai blogus darbus, galima tiesiog juos ištaisyti, darydami gerą. Aš taip suprasčiau. Pripažinti savo klaidas, stengtis jas taisyti, būti nuoširdiems, atviriems, pripažinti savo blogus darbus, nesiteisinti, nekaltinti kitų, užjausti draugą, patarnauti jam. Nematėt manęs. Taip, dabar kai paklausime visų žmonių, kuriuos sutikome, laikas atsisveikinti. Tai pasimatysime lygiai po savaitės tam pačiam kanale, tuo pačiu laiku ir tuo pačiu